su broliu. Tyrimo tikslas – pasigaminti iš popieriaus atliekų lagaminus su skirtingo dydžio ratukais ir išbandyti juos ant skirtingo paviršiaus. Hipotezė su lagaminu su dideliais latais, lėdės asfaltą, žolę, laminatą, dar greičiau, jeigu su mažais latais. Atlikti reiks šių priemonių: Tešmelių, kamštelių, batų dėžių, spalvoto popieriaus likučių, karštų klijų ir popierinių šiaudelių. Popieriaus likučių apklijuojame lagaminą. į kamštelių padarėm ratukus. Padarėm vietą ratukams uždėti. Apklijavom dėžutes popieriaus likučių ir sutvirtinom kampus. Ir jos pritvirtinome. Vienam lagaminui nuo šiaudelių ir karštų klijų padarėm rankenas. Tuoj padarysime tą patį ir kitam lagaminui. Pridengti lagaminą papero laminatą su dideliais ratukais. A dabar su mažais ratukais. Galima pridengti lagaminą su dideliais ratukais per žolę. A dabar su mažais ratukais. Išvada: su dideliais ratukais lagaminas ridenosi geriau. Ridenam lagaminus per asfaltą. A dabar su mažais ratukais. Išvada: abu lagaminai ridenosi gerai, bet su dideliais greičiau. Rieda po žolę sunkiau. Tačiau per laminatą ir per asfaltą rieda puikiai. O su dideliais ratukais per visas dangas lagaminas rieda kuo puikiausia. Išvada: kad su dideliais ratukais lagaminas laimėjo. Daugiausia šiam tyrimui patiko išbandyti mūsų lagaminus ant skirtingų paviršių. Man labiausiai patiko klijuoti su lapeliais. Šį lagaminą panaudosiu savo medaliams sudėti. Aš savo mėgstamiausių žaisliukų sudėsiu. Sunkiausia iš smulkių lapelių suklijuoti lagamino foną. Man sunkiausiai buvo pritrinti